Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasas Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas. Kiekvieną mėnesį YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast ir visur ten, kur randate tai, kas jums įdomu. Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas ir čia susispėtimai. Pokalbė apie nepaprastus dalykus, kurie mums yra nepaprastai nepaprasti. Ir todėl mes apie jas kalbam. O mes tai filosofas Rasas Maksalis ir psichologas, psichoterapeutas Viktoras Keturakis. Ir taip, tokiu būdu mes bandom tarsi pasižiūrėti į klausimą, temą, idėją iš filosofinės ir psichologinės pusės. Ir jos tarpusavyje tarsi pinasi, ieškodami ne tiek atsakymų, kaip daugiau siekdami patys kažkiek tai daugiau sužinoti apie šitą temą, kurią keliam. Ir šiandien ta tema yra, kas yra tarp tuštumos ir pilnatvės. Ir taip jau atsitinka, kad vis dėlto temos autorystę mes priskiriam iš karto, iš pat pradžių, tada žmogus paskui tenka jam atsimušinėti, kodėl jis tokią temą pasirinko, tai dabar tas žmogus, kuriam teks atsimušinėti, tai bus Viktoras. Viktorai, ką tu matai tarp tuštumos ir pilnatvės, arba ką tau reiškia šitas klausimas? Pirmiausia, reiktų apibrėžti, kad mes kalbam apie subjektyviai patiriamą tuštumą ir pilnatvę. Tai nėra objektyvaus pasaulio, aliuzija į tai, koks iš tikrųjų pasaulis yra, ar jisai tuščias, ar jis pilnas, bet kalbant, aš bent apibrėžinėjau iš žmogaus patiriamo. Tai yra patiriamo tuštumos jausmo. Jeigu paklaustume žmonių, manau, kas antras, o gal ir daugiau pasakytų, kad jie yra susidūrę daugiau mažiau su tuštumos išgyvenimu ir kai kurie chroniškai tą patiria. Ir pilnatvės išgyvenimu, tai yra momentų, kai išgyvenama pilnatvės jausmas. Ir tada, kai mes judėjome šitą klausimą ir klausimas skambėjo, kas yra tas tuštumos išgyvenimas vidujinis. Tai čia labai dažnas klausimas psichologų, mano ir filosofų, plotmėj, kas tas tuštuma, kodėl jin yra, ir dažnai ta vidinė tuštuma yra perkeliama į pasaulį, kad pasaulis nieko mums neduoda, kad ir pasaulis tuščias ir jame nieko nėra. Tai čia jau yra tokia žmogiškas polinkis tą vidinį savo turinį perkelti ant kosmologinio tokio vaizdo, kad visas pasaulis toks yra. Tai šiandien man tas klausimas, aš atsakymo neturiu, man įdomu patyrinėti, kas yra tuštuma, kas yra pilnatvė ir tada pasižiūrėti, kas galėtų būti tame tarpe, nes man atrodo tas tiek tuštumos, tiek pilnatvės ieškojimas yra toksai kraštutinumų medžioklė. Ir gilinantis į tuštumos pasaulį, tai aišku, kad čia atsiremia didelė egzistencinė mokykla, tiek psichoterapinė, tiek Rasio patvirtins ir filosofinė, tiek reiškia, kad ieškojimas kažkokių atsakymų globalių metodologinių arba tiesos, arba grožio, arba gėrio ir nesėkmė tose paieškose atveda jų ieškotojus į tuštumos arba niekio išgyvenimą, kad ieškai ir nerandi, kad žmonės vis tiek tušti, nedaro kaip reikia. Ir man atrodo, šiandienos gyvenime gyvendami, kai mokslas išsivystė iki tiek, kiek gali pasiekti ir staiga didžiausios valstybės žmonės sako, kad, mums nereikia mokslų pagrįsti faktais. Tu Rasio prieš keletą laidų tą minėjai, kad tau didžiausias šokas su Trumpo atėjimu. Tai yra atsisakymas to, ką žmonija užgyveno kultūrinę, mokslinę prasme, pažinti, naudojantis mokslinių metodų, parodo, kaip sakyti, kaip visa tai yra trapu. Ir tada, reiškia, pamesti kompasą ir nežinoti, kur eiti, tai yra tas momentas, kuris gali daugeliu žmonių būti suėjamas su tuštuma. Tai čia tokia globalių lygių. Asmeninių lygių žmonės gyvena irgi turėdami savo tikslus. Jie nori užmegzti jiems svarbius ryšius, jie nori padaryti poveikį pasauliui, jie nori kažką nuveikti ir jiem nepasiseka. Arba bent jau kažkurio etapu jie patiria, kad jiem nesiseka sukurti ryšių, nuveikti kažką reikšmingo arba prasmingo, kad ten auksiniais rėmeliais būtų jų portretai pakabinti, arba dar kažkokių dalykų sulaukti citavimo ar palikonių, kurie jų ten mylėtų ir gertų, arba dar kokių nors tikslų, kurios, reiškia, kėlė gyvenime, vaizdavosi arba įsivaizdavo, nebūtinai sąmoningai, ir tada atsimušama į tuštumos išgyvenimą, kad nieko kito neturiu. Ir tas tuštumos išgyvenimas, jis labai yra įdomus to, kad jis yra toks visą apimantis patyrimas, kai atrodo, kad nieko neturiu. Jeigu nepasiekiau to vienintelio dalyko, jisai linkęs išsiplėsti ir praryti viską, ką turi. Arba viską, ką turėjai. Tai va tas
tas, man atrodo, jisai įspūdingas kaip juodos skylės metafora, kad kiek ją duosi, tiek ir bus. Tai aš su tuo labai dažnai susiduriu terapiniai praktikoje, kai žmonės tikisi gauti tėvų meilę, tėvų nėra dėl įvairių priežasčių, arba jų su jais ryšio nėra, arba jų gyvųjų tarpe nėra, ir to, nežinau, negautos meilės, besąlyginės meilės, tai reiškia, kad mane mylės visokį, net ir tokį kokį nors negražų, piktą, aštrų, blogietį, ieškoma pas kitus žmonės, pas psichoterapeutą, pas mylimąjį, pas vaikus, pas bendradarbius, ir aišku, jie neduoda, arba net jeigu duoda, žmogui lieka vis tiek skylės jausmas arba jausmas tuštumos, kad aš vis tiek negaunu to atsakymų. Ir čia irgi yra atsakymas, kaip ta skylė, ta tuštuma suvalgo viską, net ir ką gero gauni, nes jinai tarsi praryja. Tai tuštumos išgyvenimas įdomus psichologinė prasme, to savo, tokia praraja, kurioje paskęsta viskas. Ir kas neįvyko, ir kas įvyko, ką gavai ir ką negavai. Ir jinai tada tampa tokia tema ir psichologinė tema, ir manau, kad ir žmogiška, bendražmogiška tema. Tai kas čia su ta tuštuma, ir kad čia jau ne tik tai mano asmeninis gyvenimas, bet čia toks pasaulis toksai yra tuščias ir neduodantis prasmės arba neteikiantis prasmės. Nežinau, aš čia taip įsibėgėjau šnekėti, man įdomu ir tarpinės refleksijos. Aš per net sakau į klausimą, kas tarp, bet man pirmiausiai norisi pažiūrėti į vieną pusę, į tuštumą, į pilnatvę, ir tada pagalvoti, o kas tame tarpe yra. Rasiu. Kokių minčių to sukelia? Čia Viktoras tokį labai kietą siūlų kamuolį pametėja, ir jį galima būtų bandyti lysti iš skirtingų pusių, ir ten matyti ne vienas siūlas susipinęs. Tikrai labai įdomu. Visos tos prieigos labai įdomios, bet tikrai patvirtinsiu tą teiginį, kad čia yra filosofinė problema, ir jinai yra labai sena, ir jinai yra ne tik mūsų įprastame akiratį, tai vakarų filosofijos tradicijoje, tuštumos klausimas, bet jinai ypač ir dar labiau yra plėtota rytuose, ten budizmo, taoizmo filosofijos, jeigu jas galima vadinti filosofijas, analogiškų būdų, ir aišku labai skirtingai žiūrima į patį šitą, sakykime, net nežinau, čia net nereiškinys, čia kol kas tiesiog yra tokia savoka. Kai aš kažkaip, Viktoras pasiūlė tą temą, aš pradėjau galvoti, tai vėl man kaip visada filosofai, kai nežinau nuo ko pradėti, tai norisi kažkaip nuo tos kalbos atsispirti į patį žodį, ką jisai mums nori pasakyti. Tai man tiesiog krito į akis irgi, tai ką Viktoras sako, kad čia tarsi norisi logiškai išskirti tą tokį, sakykime, tokį, reiškia, logišką išaiškinimą ar logišką sampratą, kas tai yra, jeigu mes apibrėžtume taip objektyviai, kas tai yra, reiškia, ta tuštuma, kas jinai, iš ko jinai turi susidėti, ir ką mes ją kontrasto principų priešiname, nes čia tarsi ta logika leidžia mums, reiškia, jeigu tai yra tuščias, tai reiškia nepilnas, tuštuma, reiškia, tai nėra kažko, kažkas turėtų būti kaip tarsi antitezė tai tuštumai. Ir kitas polius, tai tas subjektyvus žvilgsnis į tą tuštumą. Ir man kažkaip čia susisiejo tas klausimas su tai, ką mes anksčiau kalbėjom su jumis apie būtį ir nebūtį. Labai kažkaip artimos tos temos. Ir dar kažkaip atbalsiai matosi mūsų paskutinėje diskusijoje apie chaosą. Nes tas savokas mes irgi apibrėžiam per jų priešybės. Ir kol mes liekam tokiam priešybių žaidime, tai tarsi mes patys savo sakom, kad mes kažką čia suprantam, nes taip kalba mus priverčia elgtis. Tuštuma tai reiškia, kad kažko nėra. Bet man atrodo, reikia pastebėti, kad labai greitai mes prieisim tokios išvados, kad tos nebūties arba šiuo atveju tuštumos mes nelabai galime įsivaizduoti. Mes iš karto jau projektuojam, kalbėdami apie tai, projektuojam tą, reiškia, savo kažkokią tai perspektyvą į tą pačią savoką. Reiškia, jeigu nėra, tai nėra kažko, tai nėra kažkokių tai daiktų tikriausiai, ar kažkokių tai, nežinau, minčių ar planetų, jeigu objektyvę tikrovę kažkaip tai traktuotume. Tai reiškia, mes vis tiek tas turinys tos savokos iš karto pabėga, net per tą neiginį, bet jis pabėga dar ir kitų būdų. Kada mes kalbam apie tuštumą, mes ją kalbos pagalba, čia kalba vėl pakiša dar vieną koją. Nežinau, kiek kojų turi kalba, bet čia irgi viena tokia. Reiškia, kad pats tas žodis tuštuma, jisai sudaiktina tą reiškinį ar tą objektą kabutėse. Tarsi mes pradedame elgtis su tuštuma kaip su kažkokiu tai daiktu, kaip tarsi tai nebūtų tuštuma, o tai, kad būtų kažkas tokio.
Ir jau jeigu taip labai probėgšmiais mestume žvilgsnį į tą filosofijos istoriją skirtingose kontinentuose, tai vat su šita paradoksalia būsena, šitų paradoksalių santykių, tai filosofai bandė kažkaip tai grumtis, bandė savo prieigas aiškintis būtent šią prasme. Kokia prasme mes galim galvoti apie tą tuštumą ir ką jinai gali reikšti iš viso tikrovėje, mums visiems ir taip toliau. Tai dabar būtų tiesiog man čia neatsakinga bandyti kažkaip nupasakot tą trajektoriją vystymosi tos idėjos arba bent jau keletą tų mokyklų išskirti. Aš tiesiog galbūt apibendrinsiu vienu sakiniu viską, kad vis tiek buvo bandoma eiti tą linkmę, kurią pasiūlė Viktoras pačioje temoje, reiškia, ieškoti kažkokio tokio perėjimo būsenos, reiškia, kas yra, kaip atsitinka, galbūt netiek svarbu, kas ta tuštuma yra ar ko tenais nėra, bet ką jinai reiškia, kai jinai tada, reiškia, pereina į kitą tą pusę, į tą, reiškia, pilnatvę. Tai šiuo atveju, čia jau trumpai labai užsimindamas apie tuos autorius, koks nors atomistai kalbėjo apie tuštumą ir atomus, reiškia, jiems svarbu, ta tuštumos idėja, jinai yra vieta, kur gali, reiškia, tie atomai judėti, nes jei nebūtų tuštumos, jeigu būtų vien tik tai tos dalelės, jie negalėtų judėti, reiškia, reikia, kad būtų reiškia erdvė, kurioje tie atomai juda. Tada šitie, vėliau, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie kokį Aristotelį, tai ten labiau sudėtingas tas santykis yra. Ten yra idėjos, reiškia, skyla, substancijos idėjas skyla į du tokius polius, kad, reiškia, yra šitas potencialus aspektas, tai yra dar kažkas nėra kažkuo, ko gali tapti. Ne, tai yra sąlygiška tokia tuštuma, pavyzdžiui, jeigu mes matom ąžuolo gilę, tai yra ąžuolas, bet jis dar nėra tas ąžuolas, kurio jam tam reiškia giliukui, tam reiškia, sėklai, tai reiškia lemta tapti. Bet paskui, reiškia, yra tam tikra sąlygiška, tokia, reiškia, relatyvi tuštuma, bet paskui, jeigu viskas teisingai klostosi, taip kaip priklauso pagal prigimtį, tai tada iš jo išauga tas reiškia ąžuolas. Tai tokiu būdu būtis jinai realizuoja savo potenciją. Tai tarsi yra tas toks buvimas pakeliui iš to, kame tu jauti tą savo potencialumą, į aktualizavimą savo to prigimtinio tikslo, tavo esmės. Tai čia jau dabar atsitraukiant šiek tiek žingsnių anksčiau, kalbant apie Platoną, tai čia jau vieną kartą apie tai, o gal ir ne vieną, buvo proga užsiminti, jis panašiai suprato pačią filosofiją. Nes jisai sako, reiškia, filosofas tai nėra išminčius, tai reiškia, jam nebūdinga išminties pilnatvė, bet jis tas, kuris siekia tos išminties, reiškia, jisai neramus, jisai dėl to jame yra daug tos dinamikos, jisai jaučia, kad tai, ką jis patiria, ką gauna, jis turi vidinį kažkokį tai matmenį, jis pamatuoja, tai sako, tai vis dėlto tai ne tai, ko man dar reikia, aš dar einu toliau ir toliau gilinos ir ieškau tos, reiškia, išminties, kol aš ją pasieksiu. Tai pas geriausia analogija, o galbūt čia net ne analogija, o kažkokia tai mentonimija, ta prasme, kad tai yra, kaip erotas taip veikia, reiškia, tai yra, tas, reiškia, potraukis grožiui, tu jį patiri, sieki kažko, gauni kažką, bet po to staiga vėl tampi tuščias ir tau vėl reikia toliau judėti. Tai yra, reiškia, čia ne Dievo lygmens, bet daimono lygmuo, reiškia, tai yra ontologiškai tas, reiškia, organizmas, kuriam nebūdinga pilnatvė iš prigimties, bet jinai užduota kaip programa tam tikra, jis turi jos nuolat siekti. Ir vėliau tada jau šitą mitą interpretuodamas Plotinas, jo pasiekęs Platono, sukūrė tokią gražią interpretaciją, kad, reiškia, eroto, to daimono tėvas yra pilnatvė, o motina stoka. Ir dėl to iš dviejų šitų šaltinių paveldėjęs, reiškia, tą patirtį, tą genetiką, kai mes dabar pasakytume, tas, reiškia, erotas jisai visą laiką ir siekia, ir neturi. Ir kai pasiekia, vėl staiga neturi. Tai kai jisai pasiekia, tai jis pakliūna į tokį apgirtusio, reiškia, ta pilnatvė tai yra toks apgirtumas, reiškia, kada tu pilnas tiek, kad tu jau nieko nebenori, jau turėsi toks pilnas, kad jau tau viskas jau pasiekia tą, reiškia, būseną, kad tu tiesiog nebegali išsitekti savyje, ar ne, tai tu toks visas, yra tiesiog, reiškia, tą girtumo metaforą panaudoti, ir netgi ten ta, reiškia, dieviškas gėrimas, nektaras, kurie prisigeria, tas, reiškia, daimonas, jisai apgirsta nuo jo, kaip nuo vyno. Tai vynas šiuo atveju yra metafora, bet ir tiesiogiai fiziologiškai tai yra ta būsena, kada tu esi prisigėręs, tai tau čia jau yra ta pilnatvė. Reiškia, o kada tu jau tą išgyveni, taip sakant, jau pagirių etapas, po to jau labai trūksta kažko, tai ir net ten visą kitą,
pagirišia kabutėse, bet, reiškia, tu puoliai tą, reiškia, stokos fazę ir tada tau vėl iš naujo reikia judėti. Tai aišku, Platonas sugalvojo tą spiralę, kada tu tokiu būdu kyli, abstraktėjai, reiškia, pasitenkini vis abstraktesniais dalykais, pasieki gėrio idėją ir tampėjau tada tuo filosofu, kuris išmoksta kontempliuoti tas abstrakčias idėjas. Bet man čia atveju svarbiau yra šita pati ta buvimo tranzite nuo iki būsena, kuri šitų visų mano išvardytų kelių filosofų nuomonė, jinai yra natūrali žmogui. Tai yra žmogiška būsena, nes mes esam tokie, tai mes čia su jumis visą laiką sukomės aplink žmogų, ar ne? Tai jam būdinga būti pakeliui. Tai ir mano tokia filosofinė išvada iš to, kad kiek aš matau, nors specialiai nesigilinau šitą temą, prisipažinsiu, bet man atrodo, kad bendra taisyklė yra ta, kad nors filosofai nuolat bandydavo apibrėžti ir išsiaiškinti, kas ta tuštuma yra, bet jie visą laiką galiausiai diskusiją užbaigdavo būtent kaip žmogui šalia visų kitų tikrovės reiškinių egzistuoti tame tokia dinamiškame perėjime iš vienos būsenos į kitą. Ir jis tada nuolatos tarsi tokia yra kaip tokia, švytuoklės principai. Tai kaip švytuoklę paversti į spiralę, ką Platonas norėjo, kad būtų kažkoks rezultatas pasiektas, pranokstantis žmogaus prigimtį, ir tada jau jis siūlo apie tą sudėvėjimą, panašumą į Dievą pasiekimą. Tai buvo tokia filosofinė svajonė iš tikrųjų, tuo metu jinai galbūt aiškiausiai buvo išreikšta, bet jeigu mes ieškotume kitų kažkokių tai pavyzdžių iš filosofijos istorijos, tai atšvaitai šitos idėjos irgi matosi. Tai čia mano tiesiog trigrašis, bet galbūt čia tų sąsajų yra daugiau, bet žodžiu, čia stabtelčiau tada. Jeigu, aš nebejoju, kad atsirado ne vienas vartojantis alkoholinius gėrimus šiandien žiūrint šitą laidą arba klausantis gavo pateisinimą, kodėl jis tą daro visą gyvenimą, ačiū už tai rašį. Bet to pačiu ir jeigu yra filosofinė svajonė, tam tikras pasiekimas to, po ko ateina ta tuštuma, pasiekus neišvengiamai ateina ta tuštuma vidinė. Viktorai, kokia būtų psichologinė svajonė? Psichologinė svajonė, jeigu šiuo atveju kalbėt, tai nebūti pagautam tuštumos. Tai yra iš tiesų išjudėti, kaip Rasius kalbėjo, į spiralę, nes visam pasakojime ir kalboje, tai tuštumoje, tai, kad kažko neturi, jame yra santykis su būsena. Mes negalim pakeisti tuštumos išgyvenimą. Bet santykis yra, kad jisai labai skausmingas ir aš jį turiu būtinai pasotinti tuštumą, prisisotinti, ir čia užburtas ratas, arba priimti tai kaip potencialą, kad aš vis tiek sieksiu ir kažko norėsiu daugiau. Nes čia yra tokia banali tiesa, arba subanalinta tokia psichologinė teorija, daug nesitikėk, daug nenorėk ir tada būsi laimingas. Netiesa, nebūsi laimingas, būsi drungnas, bet nebūsi laimingas. Ir čia yra, man atrodo, galėjimas atlaikyti skausmą, tuštumos jausmo, kad nepasiekė, netitikimo, beprasmybės, kuri, kaip sakyti, jeigu tai patiri kaip normalią būseną, kuri stimuliuoja tą potencialą, kur Rasius kalbėjo, kuri stimuliuoja, tai judam, tai atsikeliam iš lovos, tai norim kažko, tai siekiam, tai svajojam, net žinodami, kad svajonės gali būti beprasmės. Tai yra atsikelti ir daryti dalykus, ir man atrodo, ribinės situacijos tą gerai iliustruoja, kai reiškia karo fone, kai yra destrukcija ir ten vienintelė prasmė yra gauti ginklus, kovoti su priešu, išlaikyti, yra daugelis žmonių užsiima visai kitais dalykais ir vienas iš jų yra saugoti gyvenimą. Tai daryti tarsi neprasmingą dalyką karo fone, bet labai prasmingą gyvenimo prasme. Ir man tas labai įspūdinga matyti, kaip žmonės saugo normalumą, nors situacija nenormali, aš taip sakau, jeigu pavadinkim karą nenormalia būsena. Ir jisai saugo normalumą, aš turiu omeny, nebūtinai viską šneka apie karą. Atvažiuoja ukrainiečiai į tarptautinį renginį, visi susirinkę lietuviai pirmiausiai norėtų šnekėti apie karą, ukrainietis paskutinis nori šnekėti apie karą. Jis jau prisišnekėjo apie karą. Ir staiga, tai čia pavyzdys, ne? Tai čia yra tas momentas, kad net tada, kai tu patiri normalumo stygių ir tuštumą ir beprasmybę, kad viskas, ką tu kūrė, yra sugriauta, griaunama fizinė prasme, moralinė prasme, tu vis tiek atsikeli iš lovos ir vėl kuri tą gyvenimą. Iš griuvėsių statai namą, sudini medį, augini žmonės, susilauki vaikų, gyveni. Ir tas yra, kaip sakyti, iš kažkokios šono žiūrint atrodo beprasmiška, kam žmogui gyventi. Ir čia aš tada
padaryčiau didesnę distanciją, jeigu matai, kad žmogus, kurį mes kuriam, jo protas atveda iki tiek, kad jis gali vėl vesti link susinaikinimo, ar tai būtų karinis, ar ekologinis, ar kultūrinis, tai kam susilaukti žmonių, kam susilaukti vaikų, ir yra tas judėjimas, kad atsisako susilaukti vaikų arba panašiai. Tai galėti atlaikyti tuštumos skausmą, kad nėra taip, kaip aš noriu, nėra prasmės ir aš vis tiek siekiu surasti ir sukurti prasmę, arba siekiu sukurti kažką, kas, net jeigu mažai šansų, kad gausis, arba jeigu ir gausis, tai sugriaus kiti, arba tas nenukris į derlingą žemę. Man atrodo, čia yra stipri žmogaus savybė, kaip sakyti, pildyti tą pilnatvę. Ir tada tai yra, nešvituoklinis. Jeigu aš jaučiu tuštumą, bandau prisigerti ir vėl jaučiu tuštumą, jeigu aš prisigėriau ir man nusidažė pasaulis prasmingom spalvom ir aš pasikeičiau, fine, vieną kartą. Bet jeigu aš matau save besikartojančiam svarstyklių švituokliai, tai panašu, kad toks metodas nelabai daug prasmės suteikia. Gal kokį kitą darbą padaryti. Tai pavadinkim tai paprastai. Jeigu nes neveikia, kai mes šnekėjom apie jaučių ten tą ženklą, jeigu lipi ant grėblio ir jis neveikia, tai gal pabandyk kitą tiesiog įdomų modelį, negu kartoji tą patį judesį ir randi save vėl beprasmybės arba tuštumos išgyvenime. Čia pasiūlymas jaučiu. Tai man atrodo, apie alkoholį šnekant, tai mes dažnai užsiciklinam alkoholio kaip absoliučios blogybės. Jo blogybė tampa tada, kai jisai pradeda kartotis, naudoti ir destruktyvus. Tai yra, kai žmonės kartoja visiems klausimams spręsti. Kartais kažkokių švenčių progą, išgerdami vyną ir paminėdami tą dalyką, vyksta dalykai. Bet kai tą pradedi kartoti kaip nusijautrinimo, atsakymo ieškojimo, savidestrukcijos priemonė, tada panašu, kad jisai, kaip sakyti, jisai neatneša prasmės jausmą. Tai čia yra ta dalis. Jo, bet Viktorai, iš to, ką tu sakei ir kaip tu pasakosi, būdų tarsi sako, aš tą vaizdinį tokia mano galvoje dabar plaukia, tai vienas dalykas yra švytuoklė, kuri yra blogai, ta prasme, jinai nesukuria kažko, o spiralė į viršų yra gerai. Taip sakant, tam tikras tas tavo, Viktorai, pasakymas, kada supranti, yra tuštuma, neaišku, ar pasieksi pilnatvę, labai nedaug šansų, kad pasieksi kažkokią pilnatvę, bet nepaisant to vis tiek keliesi, eini ir darai. Čia man primena Camus absurdą, kada iš esmės yra ne tik, kad nėra prasmės. Ir kaip ten, tarkim, Sartras sako, eikit susirast maždaug tą prasmę, nes tavo individualiai tik tai tau vienam prieinama ir priimtina. Tai Camus sako, neįvelnio, jos nėra ir būti negali. Ir būtent absurdo pajūtimas, kurį tu jauti, tave paskatina gyventi, nepaisant to, kad yra tokia situacija, rinktis kelius, galvoti, ką tu nori daryti toliau ir panašiai, nepaisant to. Ir tame absurdas realizuojasi. Per tai, kad nepaisant absurdiškumo realybės, tu eini ir tarsi lipi tą spiralę, teoriškai, nors spiralės nėra paskamiu, aišku, bet reiškia, toksai vis tiek judesys įvyksta. Bet man vis tai kažkaip, per tai, kai jis būtų šneka, toks susidaro įspūdis, kad iš esmės žmogus, jisai gyvena tam tarpe tarp tuštumos ir mes apie tai šiandien kalbam, ir pilnatvės. Absoliučios tuštumos nėra. Jautimas, kad jinai yra, bet pačios tuštumos nėra. Kaip jūs sakė, yra santykis su tuštuma, ne? O ne pati tuštuma. Pilnatvės kaip tokios irgi nėra. Yra kažkokia iliuzija, laukimas tos pilnatvės momento kažkokio tai, kuris tarsi skatina žmogų, arba padrąsina jį imtis ir eiti kažkaip tai ir gal keisti ten tos grėblius arba alkoholio kartojimai kažką kitą, nes iš principo iliuzija kaip ir tokia yra. Bet tada reiškia, jeigu aš taip suprantu, kad taip viskas vyksta, tai žmogus yra pastoviai tam tarpe, apie ką mes šiandien šnekam, be jokios, vilties kažkur nueiti, daeiti iki kažko. Nežinau, toks sudaro man įspūdis, nežinau, Rasiu, kaip tu filosofinę požiūrį matai. Jo, aš čia galbūt šiek tiek kitaip suprasčiau Camus, ten tą, poziciją, nes ten pats faktas, kad tu supranti ir pripažįsti absurdiškumą, suteikia tau tam tikrą tokia esmiškai skirtingą, kitokį santykį su to pasauliu ir tavo gyvenimu. Tai čia toks, nedidelis tarpelis, nedidelė erdvė tokia į tavo, būčiai, kad tu gali, suvokdamas tą savo principą, kad tu suvoki savo absurdiškumą, tai tau įkvėpia tos gyvybės ir tavo susikūrė tokia, kaip ir tokį prasminį luobą aplink save, kuris tau leidžia vis tiek tą Sizifo akmenį tada judinti. Bent jau aš taip suprantu.
Tai tamsime, kad jisai nėra tas žmogus, kuris yra visiškai susitapatinęs su ta švytuoklė ir yra vienoje vietoje. Jis turi savo tą, reiškia, kažkokį tai kosmosą, kuris yra labai arti jo paties, bet jis vis tiek, reiškia, jį maitina tą tokią refleksiją būtent to paties absurdo. Kitaip sakant, aš sakyčiau, čia toks kažkiek netgi galbūt ir beveik toks ciniškas požiūris, toks, sakykime, cinikas, jisai sugeba atsiriboti nuo visų, reiškia, reiškinių ir tada taip turėti tokią hiperironišką distanciją ir tokiu būdu jį tą distanciją saugo nuo tos, reiškia, agresyvios tikrovės. Čia galbūt filosofai susiginčytų, bet man susidarė toks įspūdis, kad čia žingsnis į tą pusę. Dabar, kai sakiau apie tą spiralę, pas Platoną tai labai aišku, nes tai yra Gėrio idėja. Kitaip sakant, mes turim tą tūkstantmetę tradiciją, kai būtis tapatinama su Dievu ir yra hierarchinė tokia ontologinė struktūra ir žmogui labai aišku, kur lipti. Ar kažkokie laiptai jis tenais lipa. Tai jau mūsų laikais gyvenant čia, ne kiekvienam žmogui šita pozicija yra vaisinga. Kitaip sakant, jau čia pasistengė Nyčė ir visi kiti, reiškia, postmodernistai, kad mes jau šitos struktūros neturime ir mes jos kaip ir negalim taip objektyviai visiems sutariant, reiškia, konsensusų būdu ją restauruoti, atkurti ir vėl iš naujo skaityti Platoną taip, kaip jį skaitė prieš 1000 metų. Reiškia, šitas netinka. Ir tada atsiranda ta būsena, kad mes tarsi žinome, kad mums reikia išjudėti iš to, reiškia, tokio, vienprasmio, vienaplotmio judėjimo tarp šitų dviejų, reiškia, polių, pilnatvės ir tuštumos. Bet klausimas, kas mums suteiks tą aiškę kryptį, reiškia, kas įprasmins iš viso mūsų tą buvimą ir pastangas visas. Ir čia dėl to, tai ką Viktoras minėjo pačioj pradžioj, iš čia atsiranda tas trapumas. Nes mes galim įsivaizduoti, kad mes kažkur judam, taip pat, reiškia, vieną koją, kitą koją, čia, reiškia, pilni tušti. O staiga po to vienas elementas nukrenta ir tada mes suabejojam visų savo šitų kelių, reiškia, visą šitą savo strategiją. Nes jinai neatsiriama į kažkokį tokį visiems kultūriškai priimtiną ir monolitinį ir visų išpažįstamą karkasą. Aišku, čia supaprastinu, nes tikrai nebūdavo taip, kad visi išpažįsta vieną ten sistemą ir pagal ją gyvena, anaip tol, bet, sakykime, dominuojantis diskursas jisai duodavo tokį pamatą. Tai dėl to žmogui iškyla labai sunki problema ir didelis iššūkis, mes jį nekartą prisimenam mūsų diskusijose. Tai ką tada jam daryti, kaip tą prasmę jam užpildyti. Tai čia dabar grįžtant prie to, ką Viktoras šiek tiek anksčiau kalbėjo pradžiai. Man irgi labai įdomus tas santykis, šiuo atveju tai būtų santykis tarp tėvų ir vaikų, nes vaikus, kai mes ugdome, tai mes norim jiems įkvėpti tą tikėjimą ir pasitikėjimą tikrovę ir savo jėgom, kad jie gali. Pavyzdžiui, jiem reikia išmokti kažką. Tu sakai, tu stenkis, verta tą daryti, nes tai tau duos, tai tu, reiškia, patirsi ten tą, reiškia, gebėjimo džiaugsmą ir tada pasieksi kažkokiu tai rezultatu. Jis pabando, jam tikrai geriau sekasi, taip tada išsisuka į kažkokią tai savotiškai irgi spiralę, reiškia, kuria tas įgūdžius vienus ant kitų ir taip toliau. Bet visada tada kyla klausimas, kas tos spiralės, reiškia, taškas galutinis ir kuo jam verta patikėti šitoje vietoje. Anksčiau ir vėliau ateina momentas, kada tas žmogus, jaunas žmogus, jisai pradeda abejoti, dvejoti ir tada susiduria su tuo, kad ar tai čia mane galbūt šiek tiek ir prigavo, ar čia gal visai ne taip yra. Ir tada galima šitą dvi išsišakojimas toks. Vienas tai yra, reiškia, kad, reiškia, tai čia mane apgavo, reiškia, viskas blogai, nieko nėra ir tada, aš tampu to ciniku, vienas kelias, reiškia, ar ne, kitas kelias manipuliatorium, tada aš pats sukursiu tariamas tikrovės ir jas panaudosiu kitiems žmonėms, reiškia, manipuliuoti, taip toliau. Čia dar nepakenktų tokiam žmogui būti tokiu narcizu, kuris, reiškia, savo projekcijas dievina, nes jomis tiki ir taip toliau. O koks tas kitas kelias? Tai čia ta tema, prie kurios mes prieisim neužilgo, tai yra tikėjimo ir pasitikėjimo. Kaip sukurti tą prasme, pasitikint tą tikrovę kitai žmonėm ir taip pat duodant jiems ir tą tikrovę šansą, kad mūsų tą tuštumą kažkaip tai užpildytų, kompensuotų, kad mes kažkuria prasme galbūt ir save patys šiek tiek apgautume, kad išjudėtume iš to, reiškia, slegiančio tos tuštumos ar tos prasmės nebuvimo būsenos. Viktorai, jau daug psichologizmo žodžiai. Taip, aš išgirdau tą save apgauti ir nusivilinti ir vis tiek toliau tikėti. Aš galvoju iš filosofo, kad aš taip girdėčiau, galvoju, čia geras.
Na, žinai, nes aš psichologai tokius pažadu, bet jeigu taip perfrazuoti, pat ir tai iš žmogus. tiesų, na taip, tai man tas labai, aš tame neturiu lūkesčių, man atrodo, tas subendrina tuštumos temą arba tą dalį nusivylimo kelias, nes žmogus, kaip sakyt, vaikas, paauglys suranda prasmę klausydamas, tarkim, tėvų vedimo. Yra ne viena istorija, kurie veda tikėk tiesa, tikėk grožiu, tikėk gėriu, ten jie keliauja, tobulina savo gebėjimus ir atsimuša į sieną, kur paaiškėja, kad žmogus blogas ir tada ta dilema, reiškia, ar tikėti, ar nusivilti. Tai kas atsitiko pirmo atveju? Jie labai sulipo, priaugo, susitapatino su tuo įvaizdžiu, kad pasaulis yra toks, tam tikrų paveikslų pasaulio. Tada gyveno pagal jį vedami ir tobulindami save ir savo gebėjimą ir dalyvavimą pasaulyje. Tada susidūrė su nesėkme, kad susijusi su nusivylimu. Tai yra, jie prarado viltį ar tą paveikslą, kurį turėjo. Bet ta prarasta viltis, jinai yra apsibendrinama, arba gali būti apibendrinama, kad pasaulis tada blogas, arba jame nieko nėra, ar yra tuštuma, arba jisai, tas ciniškas atsitraukimas, kur pat pratimas atsitraukimo jis yra irgi gerai žmonėms atsitraukti. Bėda yra, kad yra užstringama, arba užstringama patikint, arba užstringama atsitraukiant. Taip. Ir man atrodo, čia bėda yra, kuri yra pražiūrima ir žmonėms yra labai sunku operuoti visom tom temom, ne tik kalbant apie idėją, bet apie procesą. Tai yra būdą, kaip mes elgiamės su idėjom. Ne pačios idėjos man svarbu, o kaip žmonės su jomis apsieina. Ir jeigu jomis labai patiki, įkrenta ir jie atrodo stiprus ir taip toliau, bet taip pat jie patiria nusivylimą arba turi gyventi save apgauliai, jeigu jie kartoja šitą judesį ir patiki net nusivylę, turėtų save apgauti, tai ką Rasiau sakė. Ar galvoju, koks čia pratimas turėtų tikėjimo būti, tikėti patyrus nusivylimą. Ir lygiai taip pat atsitraukus, kai aš esu cinikas ir jau gerai, pirmas 2 dienas, savaitės, mėnesius aš esu nusivylime, išgyvenu ciniškumo vertinimą, bet kai randu žmogų, kuris 20 metų cinikas, tai aš suprantu pirmą situaciją, bet po to pasirinkimas gyventi 20 metų, jau situacija nieko dėtas. Tai žmogus pasirinko niekada nelipti į upę, niekada nepatikėti kažkuo, nes jeigu vėl patikės, tikėtina vėl nusivils. Tai niekada neleisiu savęs nuvilti. Tai aš esu, savo asmeniškai, aš esu savo pasakęs kažkada, kad aš galiu padaryti 2 klaidas, arba žmonėm per mažai pasitikėti, ar per daug. Aš geriau per daug pasitikėsiu. Tai nereiškia, kad aš eisiu ir visiems viską dalinsiu ir tą, bet aš nusivilsiu ir vėl nusivili. Ir būna skausminga, kartais daugiau, kartais mažiau, bet man geriau keliauti ne ciniko keliu. Esu nugyvenęs ir ciniko tą dalį, tai ten labai vieniša ir tikrai prasmės mažiau. O tikėti ir nusivilti, ir tikėti ir nusivilti ir pamatyti, o kartais nenusivilti ir apsigauti ir vėl atrasti, yra tas konstravimo kelias. Čia kaip važiavimas dviračiu. Jeigu nukritau dviračiu, tai nevažiuosiu. O gal dar pabandyk. Taip. O kada nors vis tiek nukrisi nuo dviračių. Iš pradžių jaunas, tai tikrai važiuosi, bet kai gyvensi ilgiau, tai kažkada vis tiek nukrisi nuo to dviračių. Net kai sulauksi ten 50, 60, 70, 80 ir kažkiek, vis tiek nukrisi, arba bus kokia kliūtis, arba duobė. Tai nereiškia, kad blogai, kad aš važiavau iki šiol dviračių. Tai nereiškia, kad blogai, kad aš tikėjau idėją. Ir tas momentas, kai patikė ar dalyvauji, įsitrauki ir gyveni ir atsitinka, pamatai paukštį, pamatai žmogų, pamatai gamtą, yra pilnatvės išgyvenimas. Tai yra momentinis, jame yra svaigulio, tai ką Rasiau šnekė, jame yra apakimo jausmas ir atrodo, kad visas pasaulis geras. Tai nėra visas pasaulis geras. Yra momentas, kuris atrodo išsipildė ir nudažė tom spalvom ir tai irgi pasibaigs. Tas pilnatvės jausmas jis nebūtų galingas. Taip, Ras. Taip, aš čia skubu tiesiog užbėgti, nes matau, kad Saulius labai nori, bet man labai svarbu čia įsiterpti. Tik, kelis kartus norėjau tą pasakyti. Taip, čia šiek tiek, Viktorita, prabėgo tokia fenomenologija to, reiškia, pilnatvės ir pasitikėjimo ir tikėjimo, kas man atrodo labai svarbu. Čia paradoksaliu būdu, bet pasitikėjimo žingsnis, jisai kuria tą pilnatvės būseną. Ir tu, čia kaip sakiau, kad save apgauti, tai čia tas, reiškia, paimtume į kabutės šitą momentą, bet tu labai gerai supranti, kad, reiškia, kažkas yra kitaip, reiškia. Man norisi kažką tai daryti, nes aš tarsi matau tame prasme, bet todėl, kad tame pasitikėjime mane įkvepia šitą pilnatvę, kai aš suprantu, jog
aš pats dabar dalyvauju, kuriant tą pasaulį, kuriame aš noriu gyventi. Tai yra tas žingsnis, reiškia. Nes, čia toks socialiai jautrus momentas, pavyzdžiui, jeigu niekas nepasitikė iš visų žmonių, bendruomenė ir taip toliau, tai tada taip ir yra, kad to ir nėra. Bet mes turime kažkiek pasitikėti, reiškia, kažkuo. Mes pasitikim, pavyzdžiui, sakykime, ekonomikos prasme, pinigų sistema, ar ne? Tai yra abstrakcija, bet mes pasitikime ir mes tame dalyvaujame. Jeigu niekas to nepasitikėtų, to ir nebūtų. Tai netgi žiūrint iš asmenės perspektyvos, tas pirmas žingsnis, kad tu nusprendėjai žengti tą žingsnį, tai jau sukuria tokį nedidelį tos pilnatvės kaip galimybės, bet jau taip tau tampa ir tam tikra psichologinė duotybė, kad tu jau ją gali mėgautis, jau tu jie jau judi. Ir kita pastaba, aš paskui, čia kaip Saulius kalbėjo apie tą, reiškia, pilnatvės ir absurdo ir panašiai, reiškia, santykiai. Aš pats kažkaip tai pradėjau galvoti, o pavyzdžiui, koks santykis yra su tom akimirkom, kai tu prisimeni, kad tu jautėjai bent jau kažkuria prasme tą pilnatvę. Ir kada aš irgi turėjau progą šiek tiek daugiau apie tai galvoti, aš supratau tokį dalyką, kad man tai pasižymi ne tiek tokia, kaip sakyt, tas pirmas įspūdis buvo, kurį paminėjau iš tos literatūros, kad tai yra tokia pilnatvė girtumo, kad tu toks pilnas, kad jau nėra kur ten daugiau nieko įdėti, ne tokia visą apimantis, tokia pilnatvė. Kad tas veikia šiek tiek kitaip. Tai yra vienas iš žingsnių, kurie yra būtini, tokio tipo pilnatvė, kad aš jau pasiekiau, jau man nėra ką pridėti tame akimirkai, bet yra dar ir kitas žingsnis, kad nuo to, kaip tarsi užlipus į kalną, tau būtinai atsiveria kažkokia tai kita perspektyva. Yra kažkas, kitaip sakant, tas pilnatvės momentas yra ir kartu ir kažkokie vartai, kažką tai daugiau. Ir tu atsimeni tą, kad tai tau suteikia galę kažką tai svarbaus suprasti tuo momentu. Ir tada tavo galimybių ratas išsiplėtė. Tai kiek aš surinkau man svarbių akimirkų, kurias aš taip vertinčiau, kaip tas pilnatvės akimirkos, yra būtent tas atradimo momentas, atradimo išėjimo į kažkokį tai, negali sakyti aukštesnį, bet į kažkokį tai kitą galimybių lygmenį, kur tu tada suprati, taip gali būti, reiškia, tai neatsitiktinis dalykas, man tai yra svarbu. Dėl to tie momentai tampa svarbus, jie tarsi tampa tokiais atraminiais taškais, tokie stepping stones tokie, ar ne, ant kurių tu gali paskui jau kažkur kitur judėti. Tai čia, kad mes iš karto galim pasakyti, kad, reiškia, alkoholis to neduoda, tikriausiai, tu tas, reiškia, pritvinkęs esi tame, tai tu tame ir liksi. Bet, reiškia, šitas alternatyva tam, jeigu mes tą naudojam kaip metaforą, yra ta, kad tai tampa tarsi žingsnių pajudėti kažkur kitur ir tada tu suprantit, kad tu turi dar daugiau galimybių, nei turėjai iki tol. Aš taip truputėlį einant link pabaigos žiūriu laikrodį ir galvoju, man vienas dalykas, aš labai noriu išgirsti jūsų nuomonę abiejų, čia, man atrodo, tiktų klausimas. Viktorai vaizdingai nupasakoja tą tavo pasirinkimą, geriau patirti nusivylimą, negu atsiriboti arba įstrikti tam nebandyme. Ir Rasiau tavo tai paskutiniai žodžiai ir iš esmės apie tą patį. Tai yra, kada tu identifikuoji tas akimirkas, kada patyrei pilnatvę ir jos tampa visiškai esmingomis tavo gyvenimo, apskritai jos tam tikrą prasme tarsi, man asmeniškai tai skamba kaip tam tikras pasiteisinimas gyventi, pateisinimas gyventi. Čia gal tokia ekstremalumiškai pareiškimas, bet anyway, gal man taip skamba, okei? Bet nepaisant to, kaip tu dabar žiūri į mane visai kaip. Bet ar tada, kaip jūs manote, ar įmanomas tos patyrimas pilnatvės akimirkų, nepatiriant nusivylimo skausmo? Viktorai, kaip tu manai, kaip psichologas? Manau, kad ne. Ne. Abudu. Ne. Jo. Ne. Nes ta akimirka, kai aš patiriu pilnatvę ir prisirišu prie tos idėjos, kad norėčiau to nesibaigiančio, tą pačią akimirką aš jau judu link tuštumos nusivylimo. Nes būsena pasikeis. Jo, turbūt apie tai. Ir čia, kaip žinai, mes kartais susidurėm su žmonėmis, kurie patiria kažkokias tai, man tokia metafora tokia žmogaus, kuris patyrė stiprų meilės arba ten ryšio elementą ir po to
tas ryšys baigėsi dėl kažkokių priežasčių, ar tai buvo mirtis, ar tai buvo kažkoks ten išdavystė, ar kas tai bebūtų, patiria milžinišką skausmą ir po to tokio žmogaus paklausi, žinai, ar kiek savo gyvenimo metų atiduotum už tos pusę metų, per kuriuos tu jauteisi taip, kaip tu jauteisi, ko tu dabar šiandien gėdi. Tai va, tas turbūt toks ir yra, tas tarp tuštumos ir pilnatvės ir yra, va, tas va, tam tikras ėjimas link tos pilnatvės akimirkų, tačiau tas ėjimas, jisai jokiais būdais nėra kažkoks plaukiojimas šiltame vandenyje. Tai yra greičiau daug netikėto šalto vandens. Arba dar blogiau kažko tai. Tam, kad atsirastų šitos pilnatvės akimirkos. Taip. Jo, čia yra labai įdomus momentas, kad kai yra tuštuma, reikalinga žmogaus pastanga keltis ir siekti. Kai yra pilnatvė, jinai ateina tarsi savaime. Nu, tu kažką darei ir tai yra derliaus nuėmimas. Ir tai yra momentas, kurio netgi nebūtinai gali pasirinkti, jis ištinka pilnatvės jausmas, mano nuomonė. Bet tą, ką tu darei iki tol, atveda į tą momentą, kai tu esi tom pilnatvės akimirką. Mano toksai patyrimas. Nėra tai, kad aš kažką padariau ir dabar pasiekiau. Tai yra visuma faktorių ir dažniausiai mano pastanga reikalinga tuštumos akivaizdoje. Aš čia noriu paaiškinti, kodėl ėmiau vaipytis, taip kad, reiškia, sureagavai. Man atrodo, būtų klaida siekti tų pilnatvės momentų kaip pasiteisinimo gyventi šitoj vietoj. Tai yra kita užduotis. Čia labiau susijęs su to, ką Viktoras mini, kada tu turi būtinai išgyventi tą, reiškia, tuštumos momentą, nes čia alcheminiais terminais kalbant ir yra ta naktis, kur, reiškia, viskas bręsta ir vyksta. Apie tai irgi jau kalbėjom. Tu turi iš to, reiškia, atsispirti. Ir tame nėra tokios refleksijos, kaip čia dabar man pasiteisint, kad aš šiandien savęs nesunaikinčiau. Tik po to tu gali taip suprasti ir interpretuoti, kad va, tie dalykai man padėjo galbūt, va, ir taip toliau tada. Bet irgi ne kaip pasiteisinimas, bet kaip tam tikri atramos taškai. Tai čia dėl to, reiškia, kad tai nėra pasiteisinimas. Bet iš tikrųjų, taip, vat, ką Viktoras sako, tai aš irgi galvoju, kad nemaža dalis prasmės tų momentų, kurie tokie šviesus, yra todėl, kad į juos patenki iš kažkokio tai tamsaus lauko, kurio galbūt tuo metu netgi ir nesupranti, kad jis tamsus, bet va, tuo metu paskui supratai, reiškia, čia visas taip ir turėjo būti matyti. Va. Tai čia dalis to, dėl to čia yra ta dialektika. Jo. Tai tie, kas žiūrite šiandien šitą laidą arba klausotės jos iki 2025 metų rugpjūčio pabaigos, tai galima turbūt kaip įžanga tam tikrą prasme į mūsų gyvą susitikimą būtent diskusijų festivalyje. Rugpjūčio 29 dieną, kai mes kalbėsime apie tai, ar pasitikėti žmogum, ar įmanoma pasitikėti žmogum. Panašiai, tai man kažkur atrodo, kad šita tema, jinai tokia, duoda tam tikrą pamatuką, padėlioja tam klausimui, ar įmanoma, ar galima pasitikėti žmogum. Ir ten mes taip pat bandysime suprasti arba bandysime kažką sužinoti šitą temą iš mūsų pokalbio ir visą laiką tai bus gyvai, pirmą kartą ir nežinau, kaip ten toliau bus, bet tiesiog įdomu patiems patirti, kaip tai atrodys. Kviečiam dėl to prisijungti, rasite visą informaciją būtent.lt. O mūsų rasite visur ten, kur patinka žiūrėti, klausytis, tai yra Spotify, Apple podcastuose yra visos šitos laidos, susispėtimai, kurių yra jau per daugelį metų daug pridaryta. Tema iš esmės pagrindinės tik yra žmogus neišvengiamai ir aplink jį mes čia ir per jį ir pro jį ir aplink jį mes ir klaidžiojam. Ir pasižiūrėkit, pasiklausykit YouTube, lygiai taip pat yra. Ir visą laiką tai yra susispėtimai, pokalbiai apie nepaprastai paprastus dalykus. Mano vardas Saulius Jovaišas, čia buvo filosofas Rasis Maksalis ir psichologas Viktoras Keturakis. Ačiū Jums labai. Abiems ir visiems tiems dviems, kurie mūsų ką tik žiūrėjote. Iki. Susispėtimai apie nepaprastai paprastus dalykus. Filosofas Rasis Maksalis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.